Labai geras pasakymas. Jeigu gausis moteris, kas gali su vyriškiais bučiuoti. Jo, jeigu kas tikrai ne vieną yra bučiavusi ir gloščiusi. Iš karto, galim biškį priekį paeiti dar. Gerai, pasakokit dabar, nuo ko pradėjot jūs tą savo meną. Jeigu nuo pradžios, štai nueisim į kitą namuką, ten papasakosiu nuo pradžios. O čia jau yra kaip ir daugiau dabartinė situacija vaizduojama šitais meno kūriniais. O tai čia gal iškėlė pasakė, biškį gal pasitraukė, čia yra vieni iš paskutiniųjų darbų, kur vaizduoja karinio savotiškai Rusijos agresiją Ukrainos atžvilgiu. Ai, čia krokodilo dantys, namai antrai. Yra du kūriniai, jie yra panašūs šiek tiek viens į kitą, o čia yra žvėries nasrai. O tas žvėries nasrų apatinės dalis yra grinai kaip Kremliaus kiemas. Jūs kada nors įsiveskite į kompiuterį, pasižiūrėkite, yra viskie bokšteliai, viskas taip išdėstyti, kad tinka labai žvėries galvai. Ir tas vienas dantis tik yra mano to pridėtas, taip savivališkai pakeičiau šiek tiek, kad būtent gyvąjį dantį pavaizduoti. Ir va ten yra ryjantis Ukrainos teritoriją, tai matote, plaukius dangaus ir Baltarusijos dantimi pradurta. O tas buteliukas gražus? O buteliukas yra ideologijos, kaip sakant, priedas. Paskanimai. Ant sužvėrėjimo? Ten cebuliai ir vodka, stalištai Nu, kaip užkandai. Tai kai pagalvokit, kaip įvardyja vandenį. Degtinę vandenį. Ta pat pavadinimą, kiek, kaip sakant, absurdiškas jau pats žvilgsnis į paprastą vandenį, kurį reikia sutaurinti ir šis džiaugtis, kad yra tokia dieviška vertybė. O jie degtinę pavadinimą. Vodka. Geria kaip vandenį. Jos, tikrai ne. Dėl to tas durnumo laipsnis ir yra neišpasakyt toks grobuoniškas. Iš kur tokia, pavyzdžiui, aplamai, kaip jums jau tokia mintis, žvėries nasrai, dar kas nors, kodėl? Iš kur semėtės, siaubo filmų žiūrit? Žinias. Tenka radiją pasileisti iš ryto, kokią jūs savijotą, jūs labai Neklausausi. džiaugiatės. Ypatingai žinių nesiklausau, kad nuotaikas nesugadintų visai dienai. Tai vat jeigu žiūrėtumėt, tada nebeklaustumėt. Čia būtent kai Ukrainos karas prasidėjo. Čia galima ir pasibučiuoti, paglaudyti. Jo. A surprizų yra, jeigu pabučiuoji. Antanai, a jis pavirsta į tą princą, ką pabučiuoji? Reikia pabandyti, ne? Manau, bet koks nugalėjimas moters, juk yra pasakas, būtent varlę pabučiuok arba žaltį pabučiuok, kad tapsi karalaitė. Reikia išmokti įveikti būti moteriams, ten nepasitenkęs. Išoriškai negražiu, bet dažniausiai tie gražuoliai pabėga nuo jūsų. Vertinkit, neypatingai gražu. Mėginam gal toliau. Gražių daug, o tokių tik vienas. Kaip moteris nori vienintelį turėti. Tai vienas iš egzempliorių. Jo, vienintelis nepakartojamas. Būčiau jaunesnis, aš dar pagalvočiau, dabar normalu. Įsijaučiat ir jūs aišku, gan taikliai, ką aš čia norėjau pavaizduoti. Nebūtinai jūs galite daugiau išreikšti savo nuomonę. Prašom ateiti, nuomonę pasakyti, kas čia. Žmogų. Taip, pabedarom tokį grožį. Nu, sakyčiau, šiuolaikinė jaunam dama, lūpas storas, cigaretė lūpose, dūmą traukia, ką žinau, čia tas vaiks, kažkoks rykliai auginami. Militaristikos kažkokia. Dalelės yra. Jo, čia iš tikrųjų yra trys moteris šiuolaikinės rusų moteris. Mano mintis buvo tokia, kaip
sakant, pažiūrėti tą rusų moters evoliuciją. Seniau būdavo tos ikonos, rusų ikonos, apausuotos, gražios ikonos su kūdikėliais rankose. O dabar tame kainiam kontekste, būtent kokias, man atrodo, yra rusų moteris, iš kurios vos ne krauju atneštų pieno girdo kūdikį vos gimusi, kita jau, kaip sakant, į karą išleidžianti ir vietoj aureolės dūmas kybantis, o trečia moterį, kaip jau šito vaiko to kūdikį net nebėra, nes apdovanojimai ir galbūt piniginės išmokos už tą didvyrišką drąsą, žudyti žmones. Toks yra rusų tautos visos, be abejo, bet didžioji, jeigu tauta nesikeičia, nesveikuoja, didžioji masė žmonių. Niekada nieko negalėjo, visiems pavalgyti. O kaip jas paveikti arba pasakyti, pakeisti, jeigu sakykime, ar ši rusų moteris, kuris, sakykime, vaiką išleidžia su didžiuliu malonumu galadėti, tai kaip jį pažiūrėti tą dalyką? Jei, man atrodo, jis reakcija... Pateisinimo čia nėra. Jinai sureaguotų, man atrodo, gan aršiai. Jeigu matytų, kad šitai žmonės žiūri būtent dabartinis moteris.